Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė jums. Ir tau, ganytojų. Brangus broliai ir seserys, mėly senjorai, šiandien rugsėjo 1. Visi mokinukai skuba į mokyklas, o mes maldoje susivienyje meldžiame už visus ligonius, kenčiančius, o taip pat už tą jaunimą, kad jie eitų tikruoju meilės keliu ir mokydamiesi nepamirštų, kad didysis meilės mokytojas yra Kristus. O atsimindami, jog ne visuomet ir mes klausėme to didžiojo mokytojo, nekartą buvo nuklydę į pasaulio dvasią, atsiprašykime, kad vertai dalyvautume šventoje mišių aukoje. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes ten nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Amen. Viešpatie, viešpatie, viešpatie pasigailėk. Viešpatie, viešpatie, viešpatie pasigailėk. Kristau, Kristau, Kristau pasigailėk. Kristau, Kristau, Kristau pasigailėk. Viešpatie, viešpatie pasigailėk. Melskimės. Galybių Dieve, iš kurio kyla visa, kas tobula, įkvėpk mums savo meilės dvasios, sustiprink tikėjimą, ugdyk mumyse gėrio daigus ir išugdytus rūpestingai globok. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Tesalonikiečiams. Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančiuosius ir nenusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties. Jeigu tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo, susivienyje su Jėzumi, atsives kartu su juo. Ir tai jums sakome Viešpatie žodžiais, jog mes, gyvieji, išlikusieji iki Viešpaties atėjimo, nepralenksime užmigusiųjų. O pats Viešpats, nuskambėjus paliepimui, archangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausiai prisikels tie, kurie mirė susivienyjame su Kristumi. Paskui mes, gyvieji išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti oran, debesysna, pasitikti Viešpaties ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio.
Viešpačiui naują giesmę giedokit, giedokite jam visos šalys, skelbkit pagonims jo garbingumą, tautoms jo nuostabius darbus. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Didis gi viešpats vertas garbės begalinės, jo reik bijoti labiau nei visokių dievaičių. Niekis visi pagonių dievaičiai, o mūsų viešpats visatos kūrėjas. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Tesidžiaugia dangus, te krikštauja žemė, te šniokšte jam jūra pripildyta gyvių. Laukai su javais tegul kelia linksmybes, tegul girių medžiai viešpačiui siaučia. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Kai jis šitą ateina tvarkyti pasaulio. Jis tvarko pasaulį teisingai, ištikimiausiai valdo žmoniją. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Alleluja, 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 alleluja. Viešpaties dvasia su manim, jis mane siuntė, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams. Alleluja, 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 Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus atėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šeštadienį, kai pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia su manim, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisvėms išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti maloningųjų viešpaties metų. Užvertęs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti: Šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Visi jam pritarė ir stebėjosi maloningais žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų. Ir jie klausė: Argi jis ne Juozapo sūnus? O Jėzus prabilo: Jūs be abejo man priminsite patarlę: Gydytojau, pats pasigydyk. Padaryk ir čia savo tėviškėje darbų, kokių girdėjome buvus Kafarnaume.
Jis dar pridūrė, iš tiesų sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikrą tiesą sakau jums, daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius. Ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet ne pas vieną iš jų nebuvo siųstas Elijas, o tik pas našlę Sidonijos mieste Sareptoje. Taipogi pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotųjų, bet ne vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik Siras Naamanas. Tai išgirdę, visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino. Jie pakilę išsivarė jį iš miesto iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Tai viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Šios dienos pirmajame skaitinyje apaštalas Paulius primena, sakydamas, mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančiuosius. Ir nenusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties. Šie apaštalo Pauliaus žodžiai nepaprastai reikšmingi mūsų gyvenimo kelionėje. Suprantama, kad viešpats Jėzus atėjo į žemę dėl to, kad parodytų kelią į dangaus tėvynę. Ir tuomet, kaip pirmieji krikščionys sakydavo, žmogus nemiršta, bet užmiega viešpatyje, laukdamas amžino prisikėlimo ryto. Čia labai gili prasmė. Jeigu mes tikime viešpatį, tada su apaštalu Pauliumi galime tą patį panašiai ištarti, kaip ir jisai sakydavo, ar gyvename viešpačiui gyvename, ar mirštame viešpačiui mirštame. Taigi ar gyvename, ar mirštame, esame viešpatės. Ir tuomet, kada mes susivienijame su Jėzumi, klausome jo balso ir vykdome jo valią, tuomet žemiškasis gyvenimas tampa nuostabus, pilnas džiaugsmo, gerumo, meilės ir ištikimybės. O mirtis žemėje – gimimo diena dangaus tėvynėje. Tada tik tai prasidės tikrasis gyvenimas, kuriame nebus skausmo, išsiskyrimo, mirties, liūdesio, bet bus amžinoji meilė, kuri tęsis amžinai. Ir šiandien Evangelijoje mes girdime, kad viešpats Jėzus buvo pateptas šventąja dvasia ir jis skelbė išlaisvinimą iš nuodėmės, iš blogio, iš ligos ir iš kančios. Jis prikeldavo naujam gyvenimui kenčiantį žmogų, o mirusiam padovanodavo dangų. Tai naujas gyvenimas su Kristumi, pilnas meilės, gailestingumo ir tiesos. Šiandien mums reikia vilties, kad mes žinotume tiesą apie užmiegančiuosius ir eitume per gyvenimą tvirtais tikėjimo žingsniais, suprasdami, jog mūsų laukia tikrieji namai danguje. Tad šiandien didysis meilės mokytojas Kristus mus moko naujo gyvenimo. Gyvenimo, kuris pagrįstas meile, tiesa ir teisingumu. Ir tuomet mes žvelgiame į amžino gyvenimo tėvynę, apie kurią apaštalas sako, nei akis neregėjo, nei ausis negirdėjo, nei žmogui galva neatėjo tai, ką Dievas paruošė tiems, kurie jį myli. Tad mylėkime.
Visuotinėje maldoje melskime Dievą trejybėje vieną, pagalbos savo ir visiems krikščionims. Tarsime, išklausyk mus Viešpatie. Visagali Dieve, padėk žmonijai, kad pasaulyje viešpatautų teisingumas ir tautos gyventų taikoje. Išklausyk mus Viešpatie. Mūsų Dieve, paguosk liūdinčius ir stiprink nekaltai persekiojamus. Išklausyk mus Viešpatie. Mūsų Dieve, atnaujink krikščionių širdyse meilę tau. Kreipk mūsų žingsnius į tave. Išklausyk mus Viešpatie. Mūsų Dieve, būk gailestingas visiems skaistykloje kenčiantiems. Išklausyk mus Viešpatie. Mūsų Dieve, tu mus kvietei meilės karalystę, padėk mums šventai gyventi. Išklausyk mus Viešpatie. Laimink Viešpatie Lietuvos prezidentą, Seimo narius, vyriausybę, suteikiam šventosios dvasios dovanų. Išklausyk mus Viešpatie. Laimink Viešpatie šventąją žemę, Ukrainą, kitus kariaujančius kraštus, teik visiems taiką, ramybę, žuvusiems laimingą amžinybę. Išklausyk mus Viešpatie. Stiprink Viešpatie ligonius, kenčiančius, nelaimingus, pabėgėlius, padėk ir jiems susilaukti Dievo ir žmonių pagalbos. Išklausyk mus Viešpatie. Laimik Viešpatie besimokantį jaunimą, kad mokslo siekdami nepamirštų amžinojo mokytojo, kuris mums visiems rodo kelią į dangaus tėvynę. Išklausyk mus Viešpatie. Amžinasis Tėve, Kristus tapo žmogumi, kad tavo šviesa mus vestų į amžinąją garbę. Saugok mus, kad nepalūžtume nuodėmės pavojuose ir neprarastume tikėjimo. Jis su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Įsikurk manoj širdį, šventovėj tau skirtoj. Ramybės vietoj pašvęstoj, vien tau ištikimoj. Uždek širdį mano, skaistumu savo sūnaus. Įsikurk manoj širdį, šventas Dievas. Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Tepriima Viešpats iš tavo rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Šventoji auka Viešpatie, tegul visada mums teikia išganingą palaimą ir savo galybę vykdo, kas slaptingai išreiškia. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis. Keliame į Viešpatį. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Tave dangaus Tėve garbinti ir tau dėkoti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Jame tu visą iš naujo suvienyti panorėjai ir mums visiems leidė iš jo pilnatvės semtis malonę po malonės. Turėdamas Dievo prigimtį, jis pats save sunaikino ir ant kryžiaus pralietų krauju sutaikino dangų ir žemę. Užtat jis yra labiausiai išaukštintas ir teikia amžiną išganimą tiems, kurie jo klauso. Todėl mes su angelais ir arkangelais ir su visa dangaus dvasių bendruomenė niekuomet nepaliausime tave garbinę giesmę. Šventas, šventas, šventas Viešpats.
Tikrai, tu Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome, šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas, imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas, imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes gerbėme Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau Viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink Viešpatie savo bažnyčią plačiajam pasauly, ugdyk jo tobulą meilę, globok mūsų popiežių Leoną XIV, mūsų vyskupą Darių, mane nevertą savo tarną ir visą kunigiją. Atmink mirusios mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonė baigusiam žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame, tau visą gali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Esame vieno dangaus tėvo šeima, tad kreipkimės visi kartu į mylimąjį dangaus tėvą tardami, Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo.
ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Telydi ir tave. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Ramybė jums, ramybė. Dievo atmylį, tu naikini pasaulio nuodėmes. Dievo atmylį, tu naikini pasaulio nuodėmes. Pasigailėk Tai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė, skelbia Kristus. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Dieve, tu
Melskimės. Pasisotinę duoną nuo dangiškojo stalo, tave Viešpatie meldžiame, kad šis meilės penas stiprintų mūsų širdis ir padėtų uoliai tau tarnauti, darant gerą kiekvienam žmogui. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Malda prašant pašaukimų. Jėzau gerasis ganytojau, tu atėjai, kad surastum ir išgelbėtum tuos, kurie buvo pražuvę. Tu įsteigi bažnyčioje kunigystę, kuri privalo tęsti tavo darbą per amžius. Mes karštai meldžiame tave, atsiųs darbininkų į savo vynuogyną. Siūs savo bažnyčią vertų kunigų, atsiųs brolių ir seserų vienuolių, duok, kad visi, kuriuos tu prieš amžius įsirinkai savo tarnybai, paklustų tavajam pašaukimui, bet kad ne vienas nepašauktas neįsibrautų į tavo šventovę. Dieve, kuris į savo beribės meilės padovanoji mums gyvenimą, tu trokšti, kad būtume laimingi, prieš akis šeimos, kunigystės ir pašvesto gyvenimo keliai. Padrasink jauną žmonės ir patar, kurį kelią jie turi pasirinkti. Suteik jiems drąsos, nebijoti plačiai atverti širdžių duris amžinai meiliai. Paimk juos už rankos ir parodyk jiems tiesos ir meilės kelią. Leisk jiems suprasti, kokį žingsnį turi žengti savo laimės link. Viešpatie, kreipk juos ten, kur tu nori, ir suteik ištvermės malonę. Marija, bažnyčios motina, globok, patark, drąsink ir vesk jaunos žmonės pašaukimo keliu. Amen. Kad Viešpats ir toliau lydėtų mus gyvenimo kelionėje, o mes ištikimai vykdydami jo valią pasiektume dangaus tėvynę, suteiksiu visiems palaiminimą. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Garbė Viešpaties vardui. Dabar ir per amžius. Te padeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės, kurie. Te palaimina jūs visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui.